Iš Xiaomi Mi Mix serijos telefonų įpratome tikėtis netikėčiausių dizaino sprendimų. Ir turiu pripažinti, naujausias Mi Mix 3 šio klausimu tikrai nenuvylė. Pirmoji mintis, kuri šovė pamačius šio telefono ekraną, kažkas čia pasikeitė. Antroji, taigi jis dengia visą telefono priekį be jokių įkirpimų, įdubimų, paplatinto žandikaulio ir paaukštintos kaktos. Trečioji mintis, o kur dingo jos asmenukių kamera? Ramiai, kamera tikrai yra, tik paslėpta po slankiojančiu ekranu. Taip, Xiaomi Mi Mix 3 ekranas slankioja. Kadaise jau buvo populiarūs telefonai slankiojančią klaviatūrą ir juos prisimenantiems gali kilti abejonių, ar dėl tokio mechanizmo telefonas netapo pernelyg trapiu. Pažvelkime iš arčiau. Telefono storis tėra 8,5 mm. Pats jis nėra mažas 6,39 colio įstrižainės ekranu. Nežinau, kas kaltas. Itin kietas telefono rėmo aliuminis ar keraminės nugarėlės stangrumas. Gamintojai teigia, kad laikys bent 300 000 atidarimo, tai yra apie 8 metus naudojimo. Ir galiu patikėti, kad tai yra tiesa, nes čia nėra jokių nereikalingų mechaninių detalių. Ekranas slankioja trumpais neodimio magneto begeliais, tad jo poziciją fiksuoja magnetinis laukas. Daug kas norėtų kaip nors apsaugoti nuostabią keraminę nugarėlę, tačiau ar įmanoma tokios konstrukcijos telefonui išvis pritaikyti kokį nors dėkliuką? Atsakymą gamintojai supakavo kartu su telefonu. Originalus dėkliukas lengvai užsideda, puikiai laikosi ir visiškai netrukdo ekrano judėjimui. Beje, ekranas nebe LED, o Full HD Plus raiškos OLED, taigi spalvos sodrios ir ryškios, o vaizdas itin kontrastingas. Telefonas turi vienintelį USB-C lizdą, tačiau laidinių ausinių savininkams pergyventi nereikia. Gamintojai pridėjo specialų laidą, leisinti prijungti ir jas. Savo aparatinę įrangą tai tipiškas 2018 metų flagmanas, tačiau ir čia Xiaomi pademonstravo būdingą savo dosnumą. Mūsų bandomas kukliausias modelis turi 128 GB vidinę atmintį ir ne 6 GB RAM. Tačiau yra modelis su 256 GB vidinės atminties ir 8 GB RAM. O Kinijoje buvo pristatytas riboto leidimo Xiaomi Mi Mix 3 su didžiausia pasaulyje net 10 GB RAM atmintis. Negana to, Xiaomi tvirtina, kad tikrai pasirodys 5G ryšiui pritaikytas Xiaomi Mi Mix 3 modelis. Telefone sukasi naujausia Android Pie operacinė sistema su MIUI 10 vartotojo sąsaja. Taigi čia veikia patogūs valdymai gestais, itin informatyvus neseniai atvertų programėlių ekranas. Aišku, ir dirbtinis intelektas, atpažįstantis jūsų įpročius, greitinantis programėlių atvėrimą ir optimizuojantis telefoną našiausiam darbui. Xiaomi Mi Mix 3 baterija nėra didžiausia rinkoje, tačiau įkrauti ją galima labai greitai. Telefonas palaiko greito įkrovimo funkciją ir greitai belaidį įkrovimą. Gal pasakysite, kam man tas belaidis įkrovimas, jei vis tiek nepirksiu greitojo belaidžio įkrovėjo. Tačiau pirkti ir nereikės. Nežinau jokio kito telefono, kuris komplektuojamas su greituoju belaidžiu įkrovikliu. Na, o kokia telefono apžvalga be kamerų bandymo, ypač taip išmaniai slepiančio savo asmenukių kamerą telefono. Tiesa, jis turi ne vieną, o 2 asmenukių kameras ir šalia įrengta LED blykstė. Tačiau viena tų kamerų yra viso labo 2 megapikselių raiškos ir naudojama tik tai kaip scenos gylio matuoklis, kuriant geresnį bokeh efektą. Pagrindinė asmenukių kamera yra 24 megapikselių. Veido atpažinimo funkcijos ši kamera neturi, tad atrakinti telefoną galima tik klasikiniu piršto atspaudo jutikliu nugarėlėje. Gal ir gerai, jutiklis veikia nuostabiai, o galbūt netobulai veikianti veido atpažinimo funkcija tik erzintų. Priekinė kamera daro visai neprastas portretinės nuotraukas su bokeh išplaukusio fono efektu. Filmuoja Full HD raišką, abi kameras valdo dirbtinis intelektas. Be to, priekinė kamera turi labai įdomią funkciją, leidžiančią jai kokybiškiau fotografuoti prietemoje. Jos jutiklis gali apjungti 4 savo pikselius į didesnį virtualų pikselį, kuris bus gerokai jautresnis šviesai. Taip gausime 8 megapikselių raiškos asmenukių kamerą prietemai. Jei galinės šio telefono kameros jums pasirodė kažkur matytos, neapsigavote. Lygiai tokias pačias turi puikiai fotografuojantis flagmanas Xiaomi Mi 8. Abiejų galinių kamerų jutikliai yra 12 megapikselių raiškos, tik viena jų turi plataus kampo labai šviesų objektyvą, o kita teleobjektyvą. Apie tokios konfigūracijos privalumus kalbėjome ne kartą. Tad šiandien tiesiog pasižiūrėkime, kokios šio telefono fotografavimo galimybės ir nuotraukų kokybė.
Kalbant apie filmavimą, šis telefonas irgi kai ką sugeba. Galingo procesoriaus pakanka filmuoti 4K raiška 60 kadrų per sekundę, o Full HD raiška šis telefonas gali filmuoti itin sulėtintą vaizdą 960 kadrų per sekundę greičiu. Šis telefonas yra įdomus. O tai komplimentas, kurį nedažnai gali ištarti negudraudamas. Jis tikrai privers iš nuostabos kraipyti galvas visus, kuriems jį parodysite, o rodyti prašys dažnai. Telefonas turi paslaptį, tačiau ir be jos tai būtų aukščiausios klasės, subtilaus dizaino flagmanas nuostabiu ekranu. Atsisakyti teks nebent didelių išlaidų pačiam telefonui ir jo aksesuarams. Tad jei nesate iš principo nusistatę prieš didelius ekranus, patarčiau bent jau pasidomėti šiuo modeliu. Teiraukitės jo bet kuriame Tele2 salone arba internetu ir jūsų smalsumas bus patenkintas.